1962 metais 6,5 hektarų centrinėme miesto parke Nemuno ir Atničėlės upių santakoje įkurta draugystės sanatorija jau 50 metų garsėja tradicinių kurortinių sanatorinių ir reabilitacinių gydymų. Pastaraisiais metais, kaip ir visame Druskininkų kurorte, įstaigoje puoselėjama ir nauja veiklos sritis – gydomasis turizmas bei pramogos. Į sanatoriją kviečiami žmonės, kurie nori pailsėti savaitgalį, papramogauti, atsipalaiduoti po sunkios darbo savaitės. Bendrovės draugystės sanatorija direktorės Violetos Kaubrienės pastebėjimu, jau 50 metų čia teikiamų paslaugų išskirtinumas ir nuolatinis jų tobulinimas padeda pritraukti Lietuvos ir užsienio šalių gyventojus. Jubiliejų vakar minėjusios įstaigos vadovė paklausta, kas per ilgus darbo draugystės sanatorijoje metus jai paliko giliausius prisiminimus, nedvejojo. Ypatinga visais metais, kuriuos čia gyvename, 20 metų, kada aš čia šitam kolektyve ir man labai džiugu čia dirbti. Man šiandieną labai malonu peržvelgti visą kelią čia praeitą sanatorijos iki nepriklausomybės laikų, sovietinio laikų, ano kolektyvo ir dabartinio kolektyvo ir pasiekimais naujais, tad džiugi labai diena. Kas labiausiai įsiminė jums būnant draugystėje per tą visą laiką? Begalinis darbas, siekis, kad mūsų svečiams būtų pas mus gera. Didžiausia dovana buvo, kaip atvykę pacientai sugrįžo iš kambario į registratūrą ir pasakė, gal jūs suklydote, gal ne mums tas kambarys skirtas, nes pasirodė jiems po remonto per geras, dar anais pirmaisiais laikais. Tad tas labiausiai džiugina, kad galėjome vis tik tai pasitvarkyti, pasiremontuoti, to, ko labiausiai įstaigai reikėjo ir pasidžiaugti dabar to, ko pasiekėme. Artimiausių metų taip labai greitai jau nieko nenorime planuoti, tik tai grąžinėti skolas bankui, bet šiaip projektuojame naują administracijos pastatėlį nediduką ir toliau dar laukia 3 medinukai, kuriuos dar turėsime rekonstruoti ir puošti aplinką, kad neliktų Druskininkuose tikrai apgriuvusių pastatų. Ko palinkėtumėte savo ir savo kolektyvui to 50-mečio progą? Sėkmės, ištvermės, toliau būti tokiem atsidavusiems, tokiu nuoširdžiu darbu, prisidėti prie įstaigos prestižo, sveikatos, gerovės jiems ir jų šeimom. Renginyje dalyvavęs Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas akcentavo, jog draugystės sanatorijos vadovai deda labai daug pastangų, kad gražėtų įstaigos aplinka, būtų suteikiamos kokybiškos paslaugos, pritraukiamos ES investicijos. Pirmiausia, kalbant apie šią sanatoriją, norėtųsi pradėti nuo to, kad būtent jos vadovė, Violeta Kaubrienė, visas jų kolektyvas, dar tuo metu, kai apie Druskininkus buvo labai blogos nuomonės, labai blogi laikai Druskininkuose, kai Druskininkuose daug kas netikėjo Druskininkų ateitimi, tai buvo pirmas objektas, kuris nebijojo privačios iniciatyvos, kuris perėjo kompleksiškai į privačias rankas ir būtent to kaip verslininkų požiūrio į verslą, į pačią idėją ir paskatino šio objekto, pirmo iš objektų, tiek privatizaciją, tiek renovacijas, tiek tokį stovį, koks yra šiandien dienai, su aukštos kokybės paslaugom, su gerai beatsiliepiančiais klientais šios sanatorijos ir su visa praktiškai jau sutvarkyta infrastruktūra. Kokie būtų jūsų palinkėjimai to gražaus jubiliejaus proga? Ir toliau dirbti, ir toliau tikėti savimi, tikėti druskininkais, puoselėti ne tik savo įstaigą, bet tuo pačiu ir visą miestą. Na ir be abejo, kad iš Druskininkų, iš šios sanatorijos išvykęs su gera nuotaika, su gerais atsiliepimais klientas, jis tikrai sugrįš ir sugrįš dar ne vienas. Į draugystės 50-mečio renginį susirinkę svečiai turėjo galimybę pasiklausyti koncerto spindintys Brodvėjaus miuziklai. Gerai publikai žinomus kūrinius atliko išskirtinio balso solistai Ona Kolobovaitė, Liudas Mikalauskas ir Egidijus Bavikinas. Fortepijonu skambino Paulius Danavičius. Nuoširdus ir žaismingas atlikėjų bendravimas su publika nepaliko abejingų. Kai kurias dainas drauge su solistais dainavo ir salėje susirinkę žiūrovai.